Sveiki. Labą dieną. Šiandien parodysim jums dar vieną kultūros sodo. Tai prie kurios gal nereikia melstis, bet atsiklupti ant kelių. Jo. Tai yra kultūrinės spanguolės. Žiūrėkit, kas dedasi. Dabar plotelis tikrai nedaugiau negu 4 kvadratiniai metrai. Ir tai užtenka vienai šeimai. Pilnai užtenka. Atspėkit, kiek surinkama auga. Pusantro kibiro, 15 litrų. 15 litrų. Tavo šeimininkas sako, daugiau. Kibiriukai buvo mažesnė, vadinasi. Dabar. Tuo lengva patikėti, kai jūs pažiūrėsite, kiek čia yra uogų. Dabar niekur nereikia važiuoti, jokių ten čepkelių raistus, ieškoti, ten skubėti prieš rugsėjo 1, kad tai praktiškai yra kilimas didelių raudonų uogų. Mes dabar rodom rugsėjo 4 dieną, kas čia dedasi. Jos dar neprinokė dabar. Dar neprinokė, iki spalio pradžios reiktų palaikyti. Dabar be abejo, kultūrinės uogos skiriasi kuo? Pirmiausiai, dydžių. Jo, štai. Kiek daug žemės nematyti. Dabar yra daug veislių. Čia yra veislė Piligrim. Dabar uogos skirtingų veislių gali būti apvalios, gali būti ovalinės. Nepasakėm svarbiausia, kad tai yra rūgščių dirvų augalas. Kad turėti tokią lysvę, reiktų išimti visą gruntą, patiesti geriau. Pusę metrų gilio. Užtenka kokį 40, gal iki pusės metro, taip yra. Patiesti plėvelę, padaryti ten skylių ir užpilti rūgščių durpių. Tos durpės, kurios skiriamos rododendrams arba šilauogėms. Arba šilauogėms. Rūgštingumas pH 3,5-4,5. Ir arba perkat sodinukus, arba ugelius su šaknimis, arba ugelius išvis be šaknų. Gal atskirai parodysim kada, taip. Vienu žodžiu, puikiai dauginasi, labai nereiklus augalas. Vėlgi, jokių lygų, jokių kenkėjų. Vienintelė didžiausia gal sąlyga, tai rūgščios durpės, laistymas, čia gauna iš lietaus ir kaip matom, vieta turi būti atviresnė, gal ne visiškam pavėsį. Ir uogas galima rinkti tiek rudenį, dalį uogų galite parinkti pavasarį. Pavasarį tai labai. Ir pavasarį šitą uogą bus, dabar jinai tokia pripusta, liktai iš, kaip čia pasakyti, iš polistirolo. Tuščia vidurė, jinai plaukia. Pavasarį jinai bus sultinga. Tai praktiškai 4 kvadratinių metrų užtenka, kad patenkinti vienos šeimos poreikius. Tikrai ir kisėlius kalėdom, ir uogienės. Ir čia sodinimo yra tokia sąlyga, kad kuo tankiau jūs pasodinsit iš karto, tuo greičiau gausite didesnį derlių. Neverta sodinti 4 kvadratiniam metrams 4 sodinukus. Čia yra mažai ir laukti teks ilgai. Pažiūrėkit, kas dedasi yra. Ja. Dabar, jeigu turim tokią lysvę, per vidurį galima pasodinti, pažiūrėjau, 1-2 krūmus šilauogių. Jo, čia yra labai svarbu. Pavyzdžiui, taip išnaudosit jūs plotą. Šilaugis išaugs iki 1,5-2 metrų kai kurios veislės, o aplink bus kilimas uogų. Ja. Nes jiem vienodos sąlygos reikalingos ir šilauogėms, ir spanguolėms. Dabar ar neiššąla šitie spanguolės žiemą? Praktiškai, žinoma, geriau žiemoja po sniegu. Nes čia amerikietiškas augalas yra. Gerai žiemoja po sniegu. Žinoma, besniegė žiema ir šalta gali padaryti žalos, bet kažko tai nepastebėjom. Geriau tokioje vietoje, kad užuovėje, be abejo, nesodinti laukuose, kur, pavyzdžiui, išpučia tą vėją. Kai kurie žmonės turi ten, pavyzdžiui, ir ežero pakrantę, ten tvenkinio pakrantę. Ir žemiausiai vietai, kur stovi vanduo, kur kitiem augalam yra netinkama vieta. Nors tai yra visiškai nebūtina. Nebūtina yra praktiškai žema vieta būtų. Mes tikrai randamės
Vilniaus priemiestį ir nėra čia nei Pas mane atviroje balos. vietoje auga irgi visiškai atviroje vietoje. Dabar ant saulės. žinoma, pradės gerai dėrėti 3-4 metais, ne anksčiau. Vienu žodžiu, norint tokio derliaus, kad kibiras ir daugiau, reiktų palaukti tikrai 4-5 metus. Bet pirmiausia, ką reiktų pradėti nuo ko? Pasodinti. Ja. Pasodinti ir tada pats augalas okupuoja visą šitą teritoriją. Aš pas save užpernai pasodinau, tai visiškai netrešęs padariau šitokį dirvą rūgštų ir viskas augo puikiausiai. Nu, pas Tai mane reikia trešti, ar ne? aš netrešiu niekur. Aš irgi. Nu ir vėlgi, tas kilimas yra dekoratyvus. Be abejo, mūsų klientai sako, pasidinau azaliją kampe, pasidinau rododendroną, puikiai vis auga, pasidinau šilaugį. Žodžiu, galima derinti ir su kitais augalais, ne tik tai su uoginiais, bet ir su dekoratyviniais augalais. Na ir dabar vėl klausimas, ar lygos kenkėjai puola? Nepastebėjom kažkokių tai lygų ir kenkėjų. Kaip matot, jokios dėmelės, jokių ten ir... Aš tikrai žinau, kad čia nebuvo jokių purškimo. Ne, tikrai vagė, svarbiausia sąlyga. Tik tai rinkti uogas. Pamiršot rudenį, rasit pavasarį. Ir dar labai svarbus momentas yra šitų uogų nauda. Jos yra be galo naudingos sveikatai. Čia labai Ypač vyram, taip? Jo, ir vyram, ir moterim. Čia yra, praktiškai čia yra visa vaistinė. Šitose 4 kvadratiniuose metruose yra visa vaistinė jūsų. Čia yra labai svarbus niuansas. Nu ką, Taigi sodinkit, auginkit. prie darbo.